dedami lagaminą iš karto? Tai iš pradžių dedami kosmetinę. Verta pasiimti besibaigiančius visus kremus tikriausiai, kad galima jau kelioniai pabaigti ir išmesti. Žinoma, jo. Gerai, dedami lagaminą. Kitas dalykas yra, kaip supakuoti drabužius. Čia yra pats pagrindinis dalykas. Taip, čia yra vakuuminiai maišai. Su įvairiais kvapais būna ir panašiai. Jie sutraukia orą iš drabužių ir taip susitaupo labai daug vietos. Kas lieka tik svoris. Niekada nebandžiau ir labai norėčiau pamatyti, kaip tai daroma. Tai čia yra vakuuminis maišas, į kurį mes pasiskirstysime drabužius. Tai tarkim, mes pasidedame į jį marškinius, ar ne? Tai vadinasi, su tuo vakuumu mes tiesiog išlošim vietą lagamine. Taip, išlošim vietą, bet ne svorį. Todėl dėmesį į svorį vis tiek kreipti reikėtų. O kadangi dažniausiai prisikrovus pilną drabužių striukas su vieta, o ne su svoriu, Tada spaudžiam. tada mes taip. Jūs renkatės drabužius, žiūrite, kiek, pavyzdžiui, sveria šitos kelnės lengvesnės, šitos sunkesnės. Tai atkreipti dėmesį? Iš tikrųjų, tai sunkiausius drabužius aš visą laiką uždedu ant savęs. Apsirengiu pats sunkiausius drabužius kelionės metu, skrydžiams ir panašiai, ten, kur reikės peridinėti patikros punktus, kur tikrins tavo bagažo svorį ir matmenys ir panašiai. Užsega maišelį, bet ne iki galo. Ne iki galo, taip. Ir tada mes... Galime pakelti ir pasižiūrėti, kaip parodyti. Ne iki galo. Taip, sudėjome į vakuuminį maišelį, uždarėme ne iki galo. Ne iki galo maišelį ir dabar sukame, kad visas oras išeitų. Bet yra, kur galima ir išsiurbti orą, ar ne? Taip, yra, tuoj parodysiu. Tai palaukti, žiūrovai mūsų nemato. Va, prašau, kaip kokią dešrą susukai. Taip, ir užsegė. Iki pat galo. Tai jeigu mes neturime... Susikrovim štrifą. Žiūrėkit, kaip viskas susilanksto, puikiai susivakumuoja. Kiek daug galima kišti į šitą maišą, tol kol užsisega? Rankiniu būdu padarai vakuumą, klausyk, ką tu šaunuolis. Labai gerai iš tikrųjų savo spintose, kuomet turit daug žieminių daiktų ir keičiasi sezonas, taip pat galima spintoj sutaupyti. Užkonservuoti. Taip, užkonservuoti tais pačiais vakuumi ir tuomet nebus nei tų kandžių, nei visų kitų dalykų. Nesakyk, Laimutė, vienas kitas kandis niekada nepamaišo. O šitus pačius geriausius tuos stringiukus, trisikiukus, apatinius. Taip, iš tikrųjų, tai aš dažniausiai juos deduosi pačius paskutinius į lagaminą, dėl to, kad iškaišau po tas vietas, kur liko tuščios vietos. Užpildom per pelius. O patikroji nesimato, kad prisidėjai. O koks skirtumas, kad ir matosi? Jie turbūt dar netokių dalykų yra prisižiūrėję. Todėl viskai dėl to nepergyvenu. Trumpikės ant sėdės. Gerai, kaip ir žadėjau parodyti šitą maišą, kuris yra toksai va. Čia jau netgi kostiumą galima. Tai yra didesnis, tiesiog galima daugiau drabužių paskirstyti ir... Taip, imame štai tokius vakuuminius maišus. Ir ten mes turim tokį knipsiuką. Ir vežame siurblį, nes reikia ištraukti. Ne, iš tikrųjų, tai jeigu esam namuose prieš kelionę, tai mes galime šitą visą orą sutraukti siurbliu. Atsukę čia. Teisingai ir sakei. Atsukę čia ir viskas. Ir sutraukia tą orą. Bet kai mes esame kelionėje, tai mes darom lygiai taip pat. Mes sukraunam drabužius atgal, jau po visos kelionės. Kiek įmanoma bandom susukti, kiek nebeįmanoma mes sutraukiam su burna. Atrodo, tai neįtin gražiai tai atrodo, bet kai nieks nemato, tai galima taip ir padaryti. Tai tu dabar, mielasis, žiūrėk, šiandien susidedam lagaminą, o kitą dieną atkeliauji pas mus ir jau tada pasakoji tikriausiai, kaip pigiai mes galim išskristi, ar ne, jau sutarė? Tai žinoma, galima susitarti. Tai mes galim pažadėti mūsų žiūrovam, kad tu mus pamokysi, kaip mums susiplanuoti tokią pigią kelionę. Būtinai. Ar turi kokio gudrybių lankstymo, pavyzdžiui? Lankstymo? Aš tiesiog kaip ir susukau. Tai taip, galima šitaip. O dar geresnis būdas yra
Drabužį lenkti linijomis tam, kad jis kuo mažiau susiglamžytų, ar ne? Tai galima padaryti šitaip. Ir drabužį galima susukti. Susukti tiesiog. Tai tada jis mažiau glamžysis? Ir jisai tada žymiai mažiau glamžysis. O jei ir bus įsiglamžęs, tai taip nevienodai, ne linijomis. Kaip mes sakom, variančiuk. Dėl to, kad dažniausiai susiglamžo ties kuo, ties visomis šitomis linijomis, o jos visą laiką, pavyzdžiui, būna čia atlaisvintos. Tai, Na, super, ką paklausite ir gausi. O šiaip Rimvydai, iš tikrųjų, ar ne, už kiek pigiausiai esi kur nors išvažiavęs? Jau, aišku, čia ne Latvija, aš įsivaizduoju, ir nebuvo, bet nu kur nors toliau. Iki Biržų, pavyzdžiui. Iki Kauno. Ne. Iš tikrųjų, tai pigiausiai esu suskraidęs į Londoną. Už kiek? Už mažiau nei litą. Tai Rimvydai, dabar paskutiniai tokie mūsų, ar ne, klausimai. Matom, kaip mums šauniai viską pavyksta susidėti, kur dabar galima žmogeliukams tave rasti, nes kiek žinau, kad turi ir savo internetinės kažkokias svetainės, ar ne, kur tos patarimus dedi ir ten tave labai myli, visi žino. Tai dar kartą visiems žiūrovam, pasakykim, kur tave įmanoma rasti. Pasimatysim netrukus. Ar kalbu, dar kvapuoju. Jau žiūrėk, visai įsivakumavo, užsivakumavo. Jėzau, kad taip žmogų galėtum paimti, atkimši ką nors, ištrauk ir suplanėja, klausyk. Ne, geriausiai į lagaminą ir susidedi tuomet. Dar gražiau. Tada užtenka vieną bilietą dviem. Paskutinis ingredientas. Ne paskutinis. Tai visi rūbai užvakumuoti. Mes labai tikimės, kad tu, kaip sakau, išmakalavęs visą pasaulį, ar ne, kaip didysis bakalius dabar, pasakyk mūsų žiūrovams dar vieną kartą, ar ne, kur tave galima surasti. Nežinau, kad turi internetinę svetainę, ar ne, kur tau iš tikrųjų pats daug ką parašai, tau daug kas parašo, ar ne. Ir mes prižadėsim žiūrovam, kad dabar jau kai suėjom lagaminą, ar ne, kitą kartą jau mokysim mus, kaip reikia pigiai keliauti, nusipirkti tos bilietus ir panašiai. Tai dabar prašom visą info. Taip, tai visus mano kelionių įspūdžius, patarimus, idėjas ir svarbią informaciją susijusią su kelionėmis galim rasti puslapyje makalius.lt. Įsidėmėkit. Labai naudinga. Tad, brangieji, šiandieną mūsų nerealių namų šeimininkių lagaminas jau sudėtas, tad mes keliausime į kitą dieną, kurią vėl mūsų